Taigi, noriu pristatyti Jums smagią programavimo aplinką Processing. Jos sintaksė panaši į Javos, tik supaprastinta. Na, čia yra įvadinės pamokėlės pačiam pirmam jų puslapyje. Taip pat galima rasti įvairių pavyzdžių, examples. Aš jau kelis esu atsidaręs, ką su ja galima nuveikti. Pavyzdžiui, su spalvom įvairiai manipuliuoti, reaguoti į pelės vietą ir judėjimą. Galima elementariai paišyti. Čia labai paprasta programėlė, kuri tiesiog atsimena prieš tai buvusią pelės koordinatę ir sujungia su naujai esančia pelės koordinate. Galima rašyti tekstą visokio dydžio ir taip pat galima į pelę reaguoti smagiai taip visaip. Arba reiškia piešti įvairias formas ir spalvinti kaip nori, modeliuoti fizikos reiškinius, aišku, čia mechanikos kažkokia alkūnė, ar tai tenais bangos judesi, o čia jau nemažai prirašyta. Arba, kažką čia keistai transformuoti, simuliuoti irgi judėjimą, molekulių ar kažko tai, įkelt paveiksliuką ir, kaip sakant, jį įvairiai manipuliuoti. Čia jo, reiškia, ryškumas tik tam tikroj vietoj pakeičiamas. Taip pat trimačius objektus galima piešti ir įvairiai sukinėti. Galim kurį nors paprastą variantą pabandyti, kaip jis elgiasi. Taip, šitas labai trumpas. Kaip jis elgiasi realiai. Reiškia, processing aplinka parsisiunčiama, čia yra download ir galima pasirinkti ir parsisiųsti pagal savo operacinę sistemą ir atsidaro maždaug toks langiukas. Taip, ir mes tą pavyzdį kopijuojam. Yra dvi funkcijos. Setup, kuri paruošia langą, nurodo, koks bus dydis piešimo ir nurodo, kokia spalva bus fono. Ir draw funkcija, kuri pastoviai yra atnaujinama. Ir čia taip įdomiai padaryta. Jis tiesiog piešia liniją, kuri sujungia dabartinę pelės koordinatę. Tas kintamasis yra sistemoje. Ir P. Previous mouse X ir previous mouse Y. Reiškia, čia vienas taškas nurodomas, čia kitas taškas. Ir taip taškiukai sujungiami mažom linijom. Paleidžiam. Taip, čia mūsų atsidarė langas ir galima piešti. Taip, galima pakeisti, pavyzdžiui, spalvą. Aš žinau, kad čia nurodoma spalva. Dabar jinai nurodoma pagal pilkumo atspalvius, bet galim pagal RGB nurodyti. Tarkim, kad būtų red 0, green 255, blue 0. Ir dar, kad paleist per naują, Ctrl R paspausti. Dabar piešia žaliai. Galima pakeisti ekrano dydį, padaryti, kad būtų, pavyzdžiui, 200 ant 360. Bus kitoks išdėstymas. Štai. Visos komandos telpa beveik vienam puslapyje. Yra, štai čia reference. Reiškia, pagal temą išvardintos ir paaiškintos įvairiausios komandos. Pabandom trikampį nupiešti. Na, čia galima nukopijuoti pavyzdį. Čia įvairių, reiškia, dar... paaiškiname visi parametrai. Taip, tarkim, trikampį kur nors piešiam. Čia. Paleidžiam. Yra trikampis plus mūsų paišalai. Trumpai tiek.